smagu pasigrožėti miesto panorama, bet dar smagiau yra gražiai priparkuoti automobilį. Pabandom. Čia man padės mano kolega Vytautas. Sveiki. Dabar mes bandysime lygiai gretų parkavimą prie šaligatvio. Pirmas dalykas, ką mes darome? Laikome atstumą nuo to automobilio ne mažiau kaip 0,5 metro. Tai yra, kitaip kartais sakau mokiniams, kad čia tilptų žmogus. Su kamera praėjau, tai lyg ir telpa žmogus. Šito automobilio kampas turėtų būti ties galinio lango viduriu. Jungiamės galinę pavarą ir pasukam automobilį 45 laipsnių kampu. Arba, galima sakyti, kol galinių durelių rankenėlės projekcija bus virš bortelio. Išsitiesiname vairą, važiuojame atgal, priartėjame iki bortelio, priekinių durelių rankenėlės projekcija virš bortelio ir mes susisukėme vairą, ištiesinam automobilį, pastatom jį lygiai grečiai. Belieka pareguliuoti atstumą iki priekinio automobilio, kuris turėtų būti net ir pagal regitros reikalavimus nuo 1 metro iki 2. Pasilikime tai, kad truputį pasistengus mes galėtume laisvai išvažiuoti, net jeigu iš galo mus prispaustų. Kartais kyla diskusija ir ginčas, kaip yra geriau. Ar pirma aktyvuoti tą stovėjimo stabdį, ar pirma aktyvuoti parkingą. Tai aš kartais sakau, kad dažnai anglai kaip daro, ar gerdami arbatą su pienu, ar pirmą pieną pila į arbatą, ar arbatą į pieną. Aš tai sakyčiau dribsniai ir pienas labiau. Bet... Va. Dribsniai ir pienas. Tai aš nemanau, kad yra jokio skirtumo, čia tik tai skonio reikalas. Jeigu jau pabandėm parkuotis lygiai greičiai, dabar pabandykime parkuotis statmenai. Tai yra, laikome atstumą nuo priparkuoto automobilio apie 1,5 metro. Ir aš visada rekomenduoju skaičiuoti ypač sužymėtose vietose linijas. Taigi šiuo atveju mes parkuosimės šitoje vietoje, tai mus domina 1 linija, 2 linija ir 3 linija turėtų būti lango viduryje. Tokiu atveju jungiam galinę pavarą ir pradedame manevrą. Sukame vairą į dešinę. Sukdamas vairą visada stebiu, kur juda mano automobilis ir tada jau sprendžiu, ar daugiau sukti reikia vairo, ar mažiau sukti vairo. Taigi, pirmiausia, aš išsisukau, išsilyginau ir pasistačiau automobilį. Nu va. Taigi, dabar pabandykime kitą parkavimo metodą. Į tą pačią vietą. Į tą pačią vietą. Kuo jie skiriasi? Priklauso nuo parkavimo aikštelės matmenų. Tai yra, jeigu pravažiavimai tarp priparkuotų eilių yra siauri, tai šitas ką tik pademonstruotas metodas yra palankesnis. Jam pakanka siauresnės vietos tarp juostų. Jeigu mes vietos kaip šitoje aikštelėje turime daugiau, arba į priekį mes labai pavažiuoti negalime, ten tarkim yra parkingo pabaiga, siena, taigi šiuo atveju mes jau laikomės arčiau norimą to automobilio, šalia kurio parkuosimės ir privažiuojame tol, kol veidrodėlių linija susilygina su automobiliu šonu. Va šita linija yra ties automobiliu šonu ir važiuojame į priekį, sukdami į kairę, kiek galime automobilį. Šitame veidrodėlėje dešiniajame mes pamatome to automobilio, šalia kurio parkuosimės, šoną, nepamirždami žiūrėti į priekį. Jungiamės galinę pavarą ir praktiškai mes jau matome vietą, kuri mums reikalinga, ir vairu nukreipiame automobilį į norimą poziciją. Štai mes ir prisiparkavome. Na, ko gero, nepakanka vien saugiai prisiparkuoti. Kas dar svarbu? Rankinį užtraukti. Na, o kaip su dalyvavimu eisme? Prastai. Na, tai važiuojame ir pažiūrėkime, kaip ten seksis. Pirmiausia, sankryžos turbūt vienas sudėtingiausių dalykų, kaip teisingai pravažiuoti, kas ką praleidžia. Taigi, pirmiausia, viską reikia sustatyti į algoritmą. Pavyzdžiui, visus veiksmus atlikti savo laiku. Na, pavyzdžiui, dabar aš artėju prie reguliuojamos sankryžos ir ją įsivertinu. Taip, tai reguliuojama sankryža, šviesoforas, pasiėmiau tinkamą juostą. Šiuo atveju man važiuoti tiesiai, aš pasirinkau pagal ženklus vidurinę juostą ir laukiu leidžiamą šviesoforo signalo. Na kągi, mums žalia ir mes važiuojame. Šiuo atveju aš jau matau priekį šviesoforą.
Iš taip anksti metą šviesoforą. Tai būtent, nes kitaip jau bus per vėlu. Kadangi aš dabar jau žinau šviesoforą, reiškia, aš suprantu, kad artėjantį sankryžą yra šviesoforinė. Ką dabar reikėtų daryti, Vytautai? O dabar pasirinkti kryptį, sakyčiau. Nes juostos yra 3 ir mes turim išsirinkti. Taip, ir jeigu mes važiuojame tiesiai, tai kurią juostą renkamės? Tai būtų antroji. Pirma nuo dešinės, antra, trečia, tai antra. Teisingai. Posūkių nerodom, nes nekeičiam juostų. Teisingai. Sprendimas teisingas. Privažiavus sankryžą, man jau viskas išspręsta, visos užduotis atliktos ir man tiesiog belieka atlikti veiksmus savo laiku. O sakykit, ką daryti, jeigu per vėlai pastebi, kad jau reikia tą juostą pakeisti? Na, tenka kartais važiuoti ne ten, kur nori ir apsisukti, grįžti ir atlikti viską be pažeidimo. Nes neretai norėdami pasitaisyti savo klaidą, kartais priskaldami daugiau malkų. Kertame ištisinę liniją, neparodome posūkio, nevertiname situacijos, gal net sukeliam avarinę taip situaciją, norėdami, kaip sakant, užglaistyti savo padarytą klaidą. Vilniuje labai daug vairuotojų miesto svečių, kurie nepažįsta miesto. Prisimenu save, nuvažiavusi į kokį Europos didmiestį, kaip aš elgiuosi ir kaip aš jaučiuosi. Ir tada aš puikiai suprantu, kad važiavusi žmogų į Vilnių piko valandomis, taip kad reikia būti šiek tiek atlaidesniems. O kartais sako taip, kad geras vairuotojas ne tik tas, kuris važiuoja, stengiasi važiuoti teisingai, bet ir dėka savo išmanumo eliminuoja kitų daromas klaidas. Šviesoforų reguliuojama sankryža yra paprasčiau, o dabar turėsime sankryžą nereguliuojamą. Taigi, priekyje matome sankryžą, suprantame, kad ji yra nereguliuojama ir mes artėjame prie jos šalutiniu keliu. Reiškia, mums važiuojant tiesiai, mes turime praleisti automobilius iš kairės. Mitas ar tiesa, kad jeigu esame T formos sankryžoje, pirmenybė yra tam, kuris važiuoja toliau tiesiai? Tikrai netiesa ir dėl šito mito labai nemažai avarijų yra, ką sako beje ir draudimo kompanijų statistika, tai yra vairuotojai pamiršta dešinės rankos taisyklę. Tai yra bet kokiu atveju nepriklausomai nuo to, kur važiuoja vairuotojas sankryžoje, pirmumą turi tas, kas neturi kliūties iš dešinės, o ne tas, kas važiuoja tiesiai. Na ką, Vytautai, artėjom prie sustojimo vietos ir galėsime pažiūrėti, kaip mūsų kelionę vertina programėlė. Kokia programėlė? Na, sustosim ir parodysiu.